Labas penktadienio vakaras. Jau 12 kartą kviečiu Jūs toliau skaityti Richardo Wurmbranto knygą Kankinami dėl Kristaus. Bet šį kartą taip šiek tiek ne tik skaityti šitą knygą, bet ir noriu pasiūlyti Jums susimastyti, dar kai ką pasižiūrint iš Biblijos apie tai, ką rašo Wurmbrantas. Tam tikra prasme padiskutuoti su Wurmbrantu, su šitos knygos autoriumi. Tam tikra prasme. Aš turėdama omeny tai, kad jis šitą knygą parašė per 3 dienas po to, kai buvo išleistas iš kalėjimo. Pasižiūrėjau, pasitikslinau į istoriją, iš tiesų, jis tą knygą parašė per 3 dienas po to, kai buvo išleistas iš kalėjimo. Bet ne po pirmo išleidimo iš kalėjimo, ne po 14 tų pirmų kalėjimo metų. Bet po to buvo pertrauka ir jis dar kalėjo, dar sėdėjo kalėjime. Tai vat po to antrojo karto, tada jau jis išėjęs, per 3 dienas sėdo ir parašė tą knygą. Ir aišku, jis nebuvo toks labai atsivertęs Bibliją, labai taip teologiškai kažkaip, ar ne teologiškai, ar labai raštą prasinagrinėjęs, daug ten pasižymėjęs. Nu ne, jisai dalinosi įspūdžiais, taip iš įkvėpimo, tais šviežiais įspūdžiais, o aš noriu įterpti dar rašto vietų, kad praplėstumėm tą Wurmbranto pamatymą, kad tai nebūtų, toks vienpusiškas, kad nebūtų vienpusiškas. Reikia pasisaugoti vienpusiško mąstymo, vienpusiškų išvadų. Taip galima per daug kartais paskubėti ir viena kraštinė, viena briauna taip ir nuvažiuoti. Ai, tik šitaip ir ne kitaip, tik šitaip ir ne kitaip. Palauk, o jeigu daugiau atsiversi Biblijos puslapių, pamatysi, kad dar ir kitaip, ne tik šitaip. Ir tada tu sakysi, oi, o tai kaip čia dabar, ar Dievas pats su savim ginčiasi? Ar Dievas pats savo prieštarauja? Ne, neprieštarauja. Užtat reikia kuo geriau įsižiūrėti, taip pat atvira širdimi klausiant Dievę, o tai kokia tavo valia? Tai kaip čia dabar yra? Aš tik kiek girdėjau, kad man pamokslavo, kad tik šitaip Dievas ir ne kitaip. Ir aš pats taip mąsčiau, kad tik šitaip ir ne kitaip Dievas. O čia gaunasi ką? Kad Dievas jau visai kitaip? Kaip čia dabar? Čia taip. Ir užtat reikia gerai įsižiūrėti, kokiais atvejais taip, o kokiais atvejais taip. Ir dar pamatyti, kad Dievas ne vienpusiškas. Jis ne visada taip kaip užstrigusi plokštelė, visą laiką taip pat, visada vienodai, visais atvejais tą patį daro, tą patį pasako, taip pat galvoja. Ne, kitokiais atvejais, kitame kontekste Dievas jau kitą išvadą daro ir kitaip elgiasi, ir kitaip paaiškina, ir kitaip pamoko, nes jau ten jau kitokia situacija yra. Užtat, kad taip vienpusiškai nenueiti pagal vieną briauną, aš parinkau dar tokių kaip priešpriešos rašto vietų, kad pusiausvyrą pamatytume, kad ne visada va tik šitaip, kad va dar ir šita pusė labai svarbi pas Dievą. Taigi, šį kartą, va šį skaitimą aš pavadinčiau taip, Wurmbranto žodžiais, kodėl aš nepradėjau nekęsti savo kankintojų komunistų, o taip pat ir netapau jų draugu. Kodėl? Ir nekęsti jų nepradėjau, nors jie kankino. Juk Wurmbrantą labai kankino kalėjime, žiauriai. Kai kurie galbūt net klausytis negalėjote. Kai aš skaitydavau, sakydavau, va šiandien kas silpnų nervų, nesiklausykit. Taigi, bet jis nepradėjo jų nekęsti. Jis jiems nejautė nepykantos. Tiems, kurie tokie žiaurūs buvo, tokie negailestingi jam, jis jų nepradėjo nekęsti. Kodėl?
O kita vertus, kodėl aš netapau jų draugu? Irgi, tai jeigu nekenti, tai draugas. Ne draugas. Bet neapykantos jiems nejaučiu. Jis jautė jiems meilę, jis norėjo jiems dalintis gerąją žinią su jais, labai troško jiems tarnauti išėjęs iš kalėjimo ir pasišventė tarnauti komunistams, taip kaip mes kad skaitėme prieš tai skaitimuose, kad jis pasišventė ant to vieno numirusio komunisto, kurio pasistengimu jis ir pateko į tas kankynės. Prie jo kapo nuėjęs jis pasišventė tarnauti komunistams ir nešti jiems iš Dievo išsigelbėjimo žinią, gerą žinią. Jis pasišventė atlyginti gerumu už blogį. Kodėl? Bet jis jų draugu netapo. Tarnauti eiti, tai nereiškia būti draugu. Kodėl? Na va, ir tai kaip Vurmbrantas pateikė tiesiog savo. Jis paaiškino, kodėl jis. Mes negalim taip sakyti neteisingai. Nu kaip, jis tiesiog paaiškina, kodėl jis netapo tuo, kuris nekęstų komunistų. Ir kodėl jis netapo jų draugu. Tik tarnu. Tai jis pagrindžia ir paaiškina, kodėl jis. Bet tai, ką jis pasako apie Dievą, aš pridėsiu dar ir iš savo pusės apie Dievą, dar ir kitko, kad būtų matytis pusiausvara, kad Dievas būtų pristatomas ne tik iš vienos pusės, bet taip pat dar ir kita pusė, kad čia pat lygiagrečiai pasimatytų. Na, Vurmbrantas rašo. Čia yra sekantis skyrelis toje knygoje, kuris vadinasi Komunizmo nugalėjimas Kristaus meilė. Tai reiškia blogio. Komunizmo tai blogio nugalėjimas, Kristaus meilė tai gerumu. Žydai turi legendą. Kodėl jis dabar čia apie žydų legendas? Aš primenu, kad Vurmbrantas tai jis yra žydas. Tikras žydas ir jis ir jo žmona Sabina. Bet kadangi jie priėmė Jėzų Kristų ir tapo jo mokiniais, na tai krikščionimis. Taip. Tai jis krikščionis atsivertęs Kristaus mokinys, bet jis žydas ir todėl jis žino, kad žydai turi va tokią legendą, pasakojančią, kad kai jų protėviai išėjo iš Egipto nelaisvės, tai čia teisybė, jie išėjo iš Egipto nelaisvės. Bet va ta žydų legenda pasakoja, kad kai žydai išėjo iš Egipto nelaisvės ir juos besivejantis egiptiečiai nuskendo jūroje, angelai prisijungė prie džiaugsmingo izraelitų giedojimo. O tada Dievas tarė angelams, izraelitai yra žmonės, jie gali džiaugtis savo išlaisvinimu. Aš iš jūsų, angelai, tikėjausi daugiau. Argi egiptiečiai ne mano kūriniai? Argi aš jų nemyliu? Va tų izraelitų priešų, egiptiečių. Argi aš jų nemyliu? Tai jie nuskendo. O jūs, angelai, čia tik tai džiaugiatės kartu su izraelitais, aš iš jūsų daugiau tikėjausi. Kodėl nejaučiate liūdesio dėl jų tragiško likimo? Tai čia taip turbūt atsivertusių į Jėzų Kristų žydų legenda yra. Nes negali būti, kad, pavyzdžiui, žydų ortodoksų tokia būtų legenda. Ten, kur akis už akį, dantis už dantį, pagal Mozės duotą įstatymą, tai, iš Dievo duotą įstatymą. Ten, kur taip negali būti, kad taip ortodoksiniai žydai, judėjai, judaizmo žydai taip tokias legendas kurtų. Tai turbūt čia tie atsivertę Jėzų Kristų žydai, turbūt čia jie tokią legendą sukūrė. Na, o dabar aš paskaitysiu, kaip iš tikrųjų ten buvo tie įvykiai, ne pagal legendą. Dievas taip nesakė angelams pagal tai, kas Mozės parašyta. Ten buvo taip iš Biblijos, iš Išėjimo knygos 14 skyriaus. Izraelitams einant iš Egipto, kai egiptiečiai juos vijosi ir norėjo atgal į vergystę parsitempti, izraelitai pradėjo panikuoti.
Ir Išėjimo 14 skyriui 13 eilutėj Mozė pasakė, nebijokite, stovėkite ramiai ir stebėkite viešpaties išgelbėjimą, kurį jis šiandien įvykdys. Egiptiečių, kuriuos šiandien matote, niekados daugiau nebepamatysite. Viešpats kariaus už jūs, tai reiškia už izraelitus. O jūs būkite ramus, dėl ko aš skaitau šitą vietą, kaip buvo iš tiesų. Šiek tiek kaip priešpriešą Vurmbrandtui su jo ta legenda, šiek tiek, kad kviečiu jūs pamastyti. Vurmbrandtas turi tą nuostatą, ne veltui jis tą legendą čia papasakojo. Jis turi tą nuostatą, kad Dievas liūdi ir sielvartauja dėl egiptiečių tragiško likimo. Ir net angelams jau linkęs Dievas priekaištauti, o ko jūs neliūdit, juk čia mano kūriniai nuskendo, juk ir aš ir egiptiečius myliu. Ir kad pamatytume tuos tikrus įvykius dabar iš Mozės pusės pasakojant ir pasvarstytume apie Dievą. Viešpats kariaus už jūs, pasakė Mozė izraelitams, o jūs būkite ramus. Taip ir įvyko. Izraelitai ėjo sausu praskirtos jūros dugnu, nes Dievas taip nusprendė praskirti jūrą, kad izraelitai jūros dugnu praeitų ir išsigelbėtų nuo egiptiečių. Vanduo jiems buvo siena iš dešinės ir iš kairės. Ir čia vanduo, nes jūra prasiskyrė. Egiptiečiai juos vydamiesi tuo pačiu koridorium sekė jūros dugnu su kovos vežimais ir raiteliais. Rytui auštant Viešpats iš ugnies ir debesies stulpo pažvelgė į egiptiečių kariuomenę ir sukėlė sąmyšį jų tarpe. Na, niekur taip nematome, kad Dievas ten taip, atsiduso dar labai daug, dar prasielvartavo, dar labai gailėjosi tų egiptiečių, dar šaukė juos atgailaukit, paskutinį kartą kviečiu. Nu, taip nesimato, ar ne? Sukėlė sąmyšį jų tarpe, jis numovė Viešpats, pats Viešpats. Tai Jahvė, Dievas, numovė egiptiečių vežimų ratus. Ir tie sunkiai begalėjo judėti, tai labai Dievas sutrukdė jiems vytis izraelitus. Tai matosi už ką Dievas, ar nesimato? Šitoj situacijoje labai matosi už ką Dievas. Egiptiečiai sakė, bėkime nuo izraelitų, nes Viešpats kovoja už juos prieš egiptiečius. Ir egiptiečiams buvo viskas aišku, kad čia negali būti taip, kad tie ratai nusimovė patys, taip nebūna. Čia viešpats numovė tuos ratus mums, sako, čia jis kovoja už tą savo tautą, bėkim, nes Viešpats, jeigu prieš mus, nieko nebus gero. Tada Viešpats tarė Mozei, čia Mozė pasakoja, išties ranką link jūros, kad vanduo užlietų egiptiečius. Mes čia nematom, kad Viešpats kažkaip labai abejotų ar susijėmęs paširdžius kažką, nėra jokio, taip, kad vanduo užlietų egiptiečius, jų vežimus ir raitelius. Mozė ištiesė ranką ir rytui brėkštant, jūra sugrįžo į pirmykštę vietą. Bėgančius egiptiečius užliejo vanduo, taip Viešpats sunaikino egiptiečius jūroje. Taip Viešpats apgynė būtent savo tautą, nuskandindamas juos besivejančius egiptiečius. Na ir žinoma, tai dar nereiškia, kad kūrėjui paskui nebuvo skaudu dėl to, kad tiek daug jo kūrinių sukurtų tokių gražių, nuostabių žmonių, bet blogų, piktų, kenkėjų, teko nužudyti. Tai nereiškia, kad po to Viešpats nesielvartavo. Ir tai negalim nubraukti Vurmbrandto sentimentų, kaip jisai mato, kad Dievui gaila blogiečių,
Kai reikia, kad žūtų blogiečiai, Dievui gaila, kad gailisi Dievas. Jis visų pirmiausia turiu omeny tos bloguosius komunistus, kad jų gaila Dievui irgi. Tai ne tik komunistų gaila, bet kokių teroristų, bet kokių užpuolikų, bet kokių smurtautojų šeimose, kurie blogi, bet aišku, kuriems nereikia pataikauti taip, kad leisti jiems taip ir daryk, ir daryk, taip ir daryk. Ne, juos reikia pažaboti, stabdyti, kritikuoti, pasakyti, kad blogą jie daro, o ne užglaistyti, gerą daro. Bet čia mes skaitome, žinokite, Senąjį testamentą, čia dar iki Jėzaus ateimo, čia Senasis testamentas. Tai irgi reikia turėti omeny. Čia yra senoji sandora dar iki to meto, kai atėjo Dievas blogį nugalėti gerumu. Dabar, kai jau Dievas pasiaukojo blogį nugalėdamas gerumu ir sukraudamas žarijas ant žmonių galvos savo tokiu pasielgimu, tiesiog sukeldamas žmonių širdyse didžiulį perversmą, kaip Dievas dėl manęs tokio blogo pasiaukojo, toks šventas. Vat čia jau dabar šiame laikotarpyje Dievas nugali blogį gerumu, savo meilės įrodymu. Bet tada taip nebūdavo. Ir dabar nėra tas laikas, kad vytis, sunaikinti, sutraiškyti, nuskandinti, sušaudyti, susprogdinti. Čia dabar ne tas laikas, tą reikia turėti labai omeny, kad nepasiklysti po Biblijos istorijas, po legendas, po tuos jausmus sielinius. Vienas geras žmogus taip jaučia, kitas taip jaučia, kitas dėl to apsiverkė, o kitas dėl kitko apsiverkė. Tokie sieliniai, žmogiški kartais gali būti pamastymai, pajautimai, bet reikia turėti omeny ir kontekstą, kas tai, kokiame laikmetyje, kokia situacija, koks kontekstas. Ir toliau Vurmbrantas pateikia dar kitą atvejį iš Biblijos, kuriame jis įžvelgia, kad Dievas nenori būti priešininku nei vienai kariuomeniai. Kai susiduria priešai, ta kariuomenė prieš tą kariuomenę, tie prieš tuos, Dievas sako, nenori būti nei prieš tuos. Vurmbrantas dabar parodėsi dar vieną rašto vietą, kur jis mato, kad Dievas nori būti ir už tuos, nei prieš tuos. Pažiūrėkim. Ir aš parodysiu dar kitų vietų, kad taip stabilizuotis, kad nenukreipti labai tą vieną šoną. Čia yra iš Jozujos, iš Biblijos, iš Jozujos knygos 5 skyriaus, nuo 13 eilutės. Čia situacija yra prieš kovą, prieš tai, kaip Jozuja savo karius turėjo vesti į susirėmimą su priešininkais į Jericho miestą. Tai Jozuja, būdamas prie Jericho miesto, pamatė prieš save stovintį vyrą, kuris rankoje laikė nuogą kardą. Oho, tai čia jau kaip čia, jisai, kaip ir, ar jis gal pavojingas tada tas vyras, ką jis čia dabar su nuogu kardu, kova dar nevyksta, vyras stovi su nuogu kardu, kaip dabar šiais laikais gal su automatu stovėtų, užtaisytų, ar tai kaip čia, tai kas jis tas vyras? Jozuja priėjo prie jo, drąsus, ir paklausė, ar tu iš mūsų, ar iš mūsų priešų? Kaip čia? O ką atsakė tada tas vyras su nuogu kardu? Jis atsakė, ne, aš atėjau kaip Jahvės pulkų vadas. Ten parašyta kaip Viešpatės pulkų vadas, kaip Adonai pulkų vadas. Žydai bijodami ištarti Dievo vardą įrašė Adonai, Viešpats. Bet ten originaliame tekste yra Jahvės arba Jehovas. Dievo vardas ten yra įrašytas. Aš atėjau kaip Jahvės pulkų vadas. Tai kas tu toks? Ne, tai ar tu mūsų, ar tu iš mūsų priešų? O atsakymas ne.
Ne, aš ne iš tos operos, taip sakant. Aš atėjau kaip Jahvės pulkų vadas. Ir žiūrėkit, kaip įdomu toliau. Jozuė puolė veidu ant žemės. Jį pagarbino ir paklausė, ką mano viešpats turi pasakyti savo tarnui. Tai kas tas vyras, ką? Viešpatės pulkų vadas tarė Jozuei, nusiauk kurpes, nes vieta, kurioje tu stovi, yra šventa. Jozuė taip ir padarė. Tai kas tas vyras? Ko gero Jėzus. Ko gero Jėzus tas vyras. Nes niekas kitas toks kas gali būti tas Jahvės pulkų vadas? Angelas neleistų, kad prieš jį pultų ir pagarbintų jį Jozuė. Angelas stabdytų. Biblijoje matom, kaip prieš kokį nors angelą, archangelą, kas puldavo garbinti, neleisdavo. Ne, tik vieną Dievą sakydavo garbink, baig. Tik vieną Dievą garbink. O kai apreiškimo knygoje Jonas priešais Jėzų puolė kaip negyvas, tai Jėzus priėmė garbinimą. O čia, be to, Jahvės pulkų vadas grinai kaip vyriškio vyro pavidalo. Tai žmogaus sūnus ir Dievo sūnus, Dievas. Čia tas dar, kai Jėzus buvo negimęs žemėje, dar neįsikūnėjęs, vis dėlto tokiu provaizdiniu būdu, manau, kad ten Jėzus stovėjo. Nes dar vienas dalykas koks. Ten tas tekstas, ką jis pasakė, nusiauk kurpes, nes vieta, kurioje tu stovi, yra šventa, tai kalba, kad čia Dievas šitoje vietoje. Tai yra nuoroda būtent į Dievo buvimą, į nieko kito, kaip į Dievo nužengimą toje vietoje. Nes lygiai tie patys žodžiai nuskambėjo Mozei iš degančio krūmo, taip pat iš Išėjimo knygos 3 skyriaus yra pasakojimas, kai Mozė pamatė krūmą degantį, tačiau nesudegantį. Ir Mozė pasakė, eisiu ir pasižiūrėsiu į šį didingą reginį. Kodėl nesudega tas krūmas? Viešpats pamatė jį artėjant ir pašaukė iš krūmo. Degė ugnis, o viešpats iš tos ugnies, iš to krūmo, kur ta ugnis, viešpats pašaukė. Mozė, Mozė. Tas atsiliepė, aš čia. Jis atsakė, nesiartink prie šios vietos, nusiauk nuo kojų apavą, nes vieta, ant kurios stovi, yra šventa žemė. Tai lygiai tuos pačius žodžius pasakė tas vyras su nuogu kardu Jozuei. Čia šita vieta, kur tu stovi, šventa, nusiauk. Ir ką dar pasakė Mozei? Iš krūmo degančio Dievas, aš esu tavo tėvo Dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Tai nėra abejonių, kad ir Jozuei taip pat pasirodė Dievas. Ir jisai nepasakė, aš jūsiškis, aš už jūs. Jūs esat mano tauta, jūs esat izraelitai, aš už jūs, aš čia stoviu kaip jūsiškis. Ne, taip nepasakė Viešpatės pulkų vadas, tas, kuris Dievo buvimas. Ir jisai nepasakė, kad aš prieš priešus, aš už priešus, jis pasakė ne. Vietoj to, kad atsakytų, netgi Vurmrantas taip sako, kad tas vyriškis sako, nepasakė, kad aš jūsiškis, arba aš iš jūsų priešo, arba netgi nepasakė, aš niekieno, aš nei raudonasis, nei baltasis, aš niekam nepriklausau. Tai sako, toks atsakymas būtų žmogiškas ir suprantamas. Tas, kuris nenori būti nei prie vienų, tai taip ir sako, aš nei prie nieko, aš neprisidedu. Arba aš jūsiškis, arba aš iš anų. Tai būtų, sako, žmogiškas atsakymas į tokį klausimą. Ir Vurmbrantas sako, tačiau būtybė, kurią sutiko Jozuė, buvo Dievo siųsta. Aš čia pridedu, kad čia ir buvo pats Dievas. Aš turiu omeny, kad Dievo sūnus ir žmogaus sūnus, nes būtent žmogaus pavidalo, Dievo pavidalo. Ir sako, jis
Į klausimą atsakė va taip dieviškai, nežmogiškai. Jo atsakymas buvo ne. Ir Vurmrantas sako, tai ką reiškia tas ne? Kaip suprast? Ir Vurmrantas sako, kad šis asmuo atėjo iš ten, kur niekas nėra nei už, nei prieš. Užtat sako, jisai ir nepasakė, aš už jūs, aš su jumis, jūsiškis. Arba jis nepasakė, aš už anuos, aš iš jų. Ir jis net nepasakė, aš nei už tuos, nei už anuos. Irgi nepasakė. Jis pasakė, ne, aš atėjau kaip viešpatės pulkų vadas. Neklausk čia už ką aš. Čia aš iš kito išmatavimo. Tai va, sako, tai viešpats jis iš kito išmatavimo, jis nėra nei už, nei prieš. Taip pamatė Vurmrantas. Ir tuo remdamas jisai sako, aš nepradėjau nekęsti komunistų. Kas aš toks, kad aš pradėčiau nekęsti komunistų? Kas aš toks? Viešpats ne prieš juos. Viešpats ne prieš juos. Jis taip pamatė iš šitos vietos. Ir sako, tas asmuo, jis atėjo iš ten, kur visi visus supranta ir yra viskas aišku, kur visus žiūrima su užuojauta. Ir į šituos, ir į šituos, ir į komunistus, ir į krikščionis yra žiūrima su užuojauta, su supratimu, kur kiekvienas yra labai mylimas. Tai va, o kas aš toks, kad nekęsčiau tada kažkurios tai pusės? Taip savo pritaikė Vurmrantas, taip pamatęs, bet aš noriu parodyti dar kitą dalyką iš kitos pusės, kad viešpats būna konkrečiai vienoje pusėje ir kovoja konkrečiai vienoje pusėje. Nėra taip, kad viešpats visada už nieką, ar, taip kaip Vurmrantas pamatė, jis pamatė taip iš dalies, dalį pamatė, bet kitą dalį aš matau ir noriu parodyti, kad matyti dar ir tą kitą dalį. Kai viešpats kovodavo už konkrečią vieną pusę. Biblijoje tie įvykiai papasakoti yra ne vienas, ne du, daug tų įvykių ir jie labai konkrečiai papasakoti istoriškai, ne legendos. Tai vat iš tos pačios Jozujos knygos 10 skyriaus, kai Jozuja su savo kariais ėjo į pagalbą Gibeonui, tai Izraelio sąjungininkui, prieš 5 amoritų karalius. Jozuja su ginkluota kariuomenė žygiavo iš Gilgalo. O viešpats, Jahvė, tarė Jozujai, nebijok jų, aš juos atidaviau į tavo rankas. Tai Jozuja tada ėjo net ne už izraelitus kariauti, ne, o už izraelitų sąjungininkus Gibeono kariuomenę. Ėjo į pagalbą Gibeonui, sąjungininkų kariuomeniai. Ir viešpats pasakė, nebijok, aš juos atidaviau į tavo rankas. Nei vienas iš jų tau nepasipriešins. Jozuje visą naktį žygiavęs iš Gilgalo netikėtai užklupo priešininkus. Viešpats sukėlė paniką tarp jų, tarp priešininkų karių, ir izraelitai juos stipriai sumušė Gibeone. Ir parašyta, viešpats kariavo Izraelio pusėje, konkrečioje Izraelio pusėje. Kadangi Vurmrantas cituoja iš Senojo testamento, ir aš irgi imu citatą iš Senojo testamento, Vurmrantas rodo į situaciją, kai stovi pats Dievas, vyriškio pavidalu su nuogu kardu, ir jisai nesako, aš už anuos, arba nesako, aš už jūs. Jisai sako, ne, aš viešpatės pulkų vadas. Ir jis nesako, kad jis už tuos arba už tuos. Čia svarbus pamatymas. Tai tikrai yra svarbus pamatymas, kad Dievas yra iš ten. Jis nėra čia toks eilinis, toks, bet ir yra kita dalis, kad viešpats konkrečiai vienoje pusėje kariaudavo. Vienoje.
Viešpats kariavo Izraelio pusėje, parašyta ir jo visi veiksmai ir žodžiai viešpatės rodo, kad jis konkrečioje pusėje kariavo, o ne aikčiodamas apsisisiojęs ten ir už tuos, ir stresuodamas kažkoks verkdamas Dievas. Ne. Jisai aiškiai, tiesiai šviesiai už vienus, o kiti sunaikinami. Bet vėlgi atsiminkim, čia Senasis testamentas, dar kai blogis negerumu nugalimas, o dar kai akis už akį, dantis už dantį, dar kai kiti laikai. Ir iš Skaičių knygos viešpats kalbėjo Mozei Skaičių 25 skyriuje. Išžudykite midjaniečius, nes jie pasielgė su jumis klastingai, suvedžiodami jūs Baalo garbinimu. Jie pasielgė klastingai su jumis, eikit ir išžudykit. Čia tas pats Jahve, tas pats mylintis gerasis Dievas, pasakė šitaip daryti. Aš tai kaip priešpriešą Vurmranto pateiktai rašto vietai, kad ir iš tos pusės ir iš tos matytumėm viešpatį, ne vienpusiškai, o ir iš kitos pusės, kad pamatytume. Ir Skaičių 31 skyriaus 1 eilutė viešpats tarė Mozei, atkeršyk midjaniečiams už izraelitams padarytas skriaudas. Taip, atkeršyk akis už akį, gyvybę už gyvybę. Tai buvo įstatymo, senosios sandoros įstatymo laiku. Čia ne Jėzaus pasiaukojimo laikmetyje, ne viešpatės malonės metais. Ir tik nuo Jėzaus atėjimo, įsikūnijimo žmogumi, pilnavertiško, atėjimo pasiaukoti, savo krauju nuplauti nuodėmes, šaukti į atgailą ir sekti juo, nuo to laikmečio prasidėjo blogio nugalėjimas gerumu. Jėzus atėjo, Dievas atėjo nugalėti blogį, nebe taip, nebe ginklais, nebe nužudimais, bet gerumu, pasiaukojimu, meilės įrodymu. Priešams įrodyti meilę atėjo Dievas, blogiečiams įrodyti meilę atėjo. Tai nereiškia, kad Dievas prieš tai nemylėjo. Tai nereiškia Vurmranto pastebėjimas, kad ir Senojo testamento metu Dievas mylintas, человека любивый, jeigu rusiškai, tai taip Dievas prisistatė, kad jis yra maloningas ir mylintis žmogų. Jau tada, užtat jis ir atėjo įrodyti savo meilę. O Jėzus jau kalbėjo visai kitokius dalykus. Ne taip, kad atkeršyk, išžudykite, viešpats kovos už jūs, nuskandins, nužudys. Ne, čia ne taip. Jėzus kalbėjo Mato 5:38. Jūs girdėjote, jog buvo pasakyta, akis už akį, dantis už dantį. Ir ten daugiau buvo, koja už koją, gyvybė už gyvybę. Reiškia, atkeršyk, kaip kad Mozei pasakė viešpats, atkeršyk midjaniečiams už padarytas skriaudas, atkeršyk. O aš jums sakau, pasakė Jėzus, jūs girdėjote ten ar ne? O aš jums sakau, nesipriešinkite piktam. Pala, tas pats Dievas pasakė Mozei, atkeršyk midjaniečiams už izraelitams padarytas skriaudas, atkeršyk, nuskriaudė, eik ir atkeršyk. Ir šiandien dabar tie, kurie eina kariauti priešus, sako, atkeršykim, jie mumis šaudo ir mes juos šaudykim, jie mumis degina, sprogdina ir mes juos deginkim, sprogdinkim. Ir tie, kurie ruošiasi karui. Tai sako, jeigu mums, tai ir mes, jeigu mums, tai ir mes. Tai ir jis sako, va, koks Dievas, jis toks, jis sako, atkeršyk ir Dievas kovos gerųjų pusėje. Ne tas laikas dabar, ne tas. Dabar net keršimo laikas, dabar yra blogio nugalėjimas gerumu. Dievas atėjo blogiesiems įrodyti savo meilę, gerumu nugalėti blogį. Ir Jėzus sako, o aš jums sakau, nesipriešinkite piktam, kitas laikas. Bet jei kas tave muštų per dešinį skruostą,
atsuk jam ir kitą, o ne skruostą už skruostą, nosį už nosį, galvą už galvą, gyvybę už gyvybę. Stop! Ne, sako Jėzus. O aš jums sakau, nesipriešink. Ne, tau tai padarė. Tu stop, nieko nedaryk. Tai man duosi kitą. Duos. O tu ką darysi? O tu gerą daryk. O tu gerą. Ir nugalėk blogį gerumu. Taip, galbūt tave ir sutraškins ir užmuš, bet galbūt jam sąžinę pragrauš tos žarijos, kurias tu savo geru, mylinčio elgesiu sukrausi jam savo tais poelgiais ant jo galvos. Galbūt jam sąžinę dar pragrauš smegenis ir jisai galbūt atgailaus dar kažkada. Nes blogis dabar turi būti nugalėtas gerumu. Jei kas nori su tavimi bilinėtis ir paimti tavo tuniką, atiduok jam ir apsiaustą. Nori iš tavęs atimti tą kažką, dar atiduok ir aną. Tai yra dabar nugalėk blogį gerumu ir ne taip, kad, aš atiduosiu, o kas dabar bus? Ne, o dabar taip, iš pasitikėjimo Jėzumi, iš to, kad tau blogam Jėzus atleido, tu eini mylėti. Atėmė tą ir dar ir šito atiduok. Dar ir kitką. Dabar toks laikas. Mato 5:43. Jūs girdėjote, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekesk savo priešo? Taip. Viešpats kovodavo gerųjų pusėje, ne blogųjų. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus, laiminkite jūs keikiančius, darykite gerą tiems, kurie nekenčia jūsų ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus, ne prieš juos melskitės, už juos širdį savo liekit, už juos. Dabar va toks laikas. Tai aš čia papildžiau tą Vurmranto pamatymą ir parodžiau, kad Dievas kovodavo konkrečioje pusėje ir ragindavo keršyti, ragindavo išžudyti už blogus darbus, bet ne tame laike. Dabar atėjo Jėzus ir paskelbė viešpatės malonės metus, viešpatės malonės laiką. Dabar laikas, kai blogis nugalimas gerumu, kai šaukiama atgailauti, kai skelbiama gera žinia, o ne prakeiksmas. Ir iš čia yra grinai Petro šaukimas, Petro pirmam laiške 3:9. Neatsilyginkite piktu už piktą. Iš kur iš čia ištraukė? Iš Jėzaus viešpatės, iš Jėzaus mokymo. Ir Pauliaus taip pat šaukimas Romiečiams laiške 12 skyriui 21. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Iš kur ištraukė tokį pamokymą? Iš Jėzaus. Iš Jėzaus, iš suvokimo, kad dabar laikas yra kitas. Ne tas, koks būdavo, kitas. Nors dar ir iš kitos pusės reikia žinoti, kad Jėzus nedangsto nuodėmių ir nesako, o tai viskas gerai, visus priimkim kokie yra. Tie, kurie daro blogą, sakykime, kad jie gerą daro. Ne, griežtai ne. Ir Jėzus yra prieš tokį užglaistymą ir sakymą, tu geras, tu viską gerai darai, tu geras, Ne, jeigu blogai daro, tai ir už Jėzus už tai, kad būtų pripažįstama, kad čia yra blogai daroma. Tik Jėzus ne už keršymą, ne už blogio atsilyginimą, už blogį atsilyginimą blogiu. Ne. Jis už tai, kad gėriu atsilygintum į blogį, bet įvardintum. Aš tau lieju Dievo meilę. Dievas šaukia tave atgailauti ir atsiversti, atsisakyti šitų nuodėmių, bet tu nusikalsti, tu darai nuodėmes, tai yra blogis pripažinti. Ir aš atrodysiu, kaip Jėzus pasakė tiesiai šviesiai, Mato 23:31. Tiems, kurie apsimesdavo, kad jie myli Dievą ir tarnauti nori Dievui. Tiems, kurie apsimesdavo tokiais gerais, religiniai, bet apsimetę, kad jie Dievą myli, Dievui tarnaut nori, apsimetę, o žudydavo, norėjo ir patį Jėzų nužudyti.
Ir Jėzus taip sakė jiems tiesiai, taigi jūs patys prieš save liudijate, jog esate pranašų žudytojų vaikai, gyvatės, angių išperos. Kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą? Jėzus nebuvo tas, kuris nieko nepasmerkė. Tikrai ne. Jis nebuvo toks cukrinukas, toks lepeizerius, kur visiems sako, gerai darot, kas bebūtumėt. Ir čia irgi čia gerai, į čia bus gerai, į čia bus gerai. Jokių būdų ne. Jis netgi pasakė, gyvatės angių išperos, kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą. Jis taip tiesiai šviesiai pasakė, kas čia dabar yra tiem veidmainiaujančiam, kad jie Dievui tarnauja. Arba iš Mato 12:34, vėl Jėzus kaip pasakė, angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gerą, būdami blogi? Oi, kaip galima taip vadinti žmogų, juk kaip sako psichologai, niekada nereikia vadinti žmogaus blogu, tik darbai gali būti blogi, o žmogus tai geras, pats savaime, žmogus neblogas, tik darbai blogi. Tai čia šiuolaikinė psichologija taip šneka ir krikščionys psichologai, kurie pasijungia pasaulio dvasiai, kartoja tą patį. Žmogus neblogas, joks žmogus neblogas, tik darbai blogi. Nesąmonė, netiesa. Jėzus yra tiesa ir jisai aiškino, kaip galite kalbėti gerą, būdami blogi. Juk lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Ir jis aiškino, kad geras medis duoda gerus vaisius, blogas medis būtinai duoda blogus vaisius, o ne taip, kad žmogus geras, o vaisiai blogi. Tai netiesa, tai apsimetinėjimas, tai tiesos išvartimas, taip neturi būti. Jono 8:43. Kodėlgi nesuprantate, ką jums sakau? Klausė Jėzus tų, kurie nesuprato, ką Jėzus šneka. Kodėl nesuprantate, ką jums sakau? Todėl, kad negalite mano žodžių klausyti, jūsų tėvas velnias. Taip tiesiai šviesiai, Jėzus nesakė, jūs vis tiek Dievo vaikučiai, vis tiek Dievo vaikeliai. Ne, jūs nesuprantat todėl, kad jūs net negalit mano žodžių klausytis, nes jūsų tėvas yra velnias. Ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus, o mano avis klauso mano balsą, o jūs mano nenorit klausyti, jūsų tėvas velnias, va kaip yra vaikiukai, va kaip yra. Taip, kad Jėzus buvo neišverstas kūris. Apreiškimo 2:2 vienai krikščionių bendruomeniai per Joną Jėzus perdavė pagyrimą. Žinau, kad tu ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra. Ir radai juos esant melagius. Jėzus skatina ištirti ir atpažinti, kur melagiai. Skatina ištirti ir atpažinti, kur veidmainiai. Skatina Jėzus ir giria už tai. Ir taip pat apreiškimo 2:6. Savo naudai tu turi, kad nekenti Nikolaitų darbų, kurių ir aš nekenčiu. Žodžiu, nėra taip. Vienai Vurmranto nurodyta eilutė, jeigu tik vien ją ir te žiūrėtume ir vartytume tą vieną eilutę. Ale matai, jis nei už tuos. Ale matai, jis iš dangaus, jis visus priema tokius, kokie jie yra. Ir tada krikščionis gieda tokias giesmės. Toks, koks esu. Ir toks aš ir gerai. Dievui toks ir patinku. Toks, koks esu. Ką be padaryčiau jau čia. Dievas tokį ir priima. Ne, Dievas sako, atleidžiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Viskas. O jeigu nenori šitaip, velnio vaikas esi, velnio vaikas ne kitaip. Taip sako Jėzus. Čia. Bet apibendrinant, tai viešpats Jėzus Kristus atėjo paskelbti viešpatės malonės metų. Taip jis ir sinagogoje perskaitė, kai sakė, kad viešpatės dvasia ant manęs, ir aš atėjau skelbti viešpatės malonės metų. Tai ir kviesti atgailauti, kviesti tikėti juo, ta gera žinia, ir kviesti sekti juo. Jis atskleidė, kad Dievas taip pamilo nusidėlius nusikaltėlius, kad atidavė savo sūnų nubaudimui už tuos nusikaltėlius, kad kiekvienas, kuris tiki sūnumi, Jėzumi, būtų išgelbėtas.
atgimtų, gautų naują širdį ir nebenuodėmiautų. Nebenuodėmiautų sąmoningai. Kur, ai, biški padarysiu nuodėmėlę. Ne, čia ne Dievo vaikas. Ai, biški dar nusidėsiu, biški paskui atgailausiu. Čia ne Dievo vaikas, čia veidmainis. Nes geras medis neša gerus vaisius. Ir Jėzus atėjo, kad nauja era dabar pradėtų šitam laikotarpiui, kai blogis nugalimas gerumu. Ir kad tie, kurie patiki Jėzum ir priima savo blogio atleidimą, Jėzaus pasiaukojimu, priima tą didžiulę Dievo dovaną, tai jie jau tampa nebe žmogiški žmonės, bet Dievo vaikai, taip kaip Dievas, jų tėvas, mokantis už blogį atsilyginti gerumu. Mylėti priešus, taip kaip Dievas. Jau nebe žmogiški žmonės, bet jau Dievo vaikai. Ir Vurbrantas sako, aš nesu tiesiog tik žmogus. Ne, aš esu Dievo vaikas. Aš esu ne tik žmogus, aš esu Dievo vaikas. Va, kame paslaptis. Dėl to aš negaliu elgtis tiesiog kaip žmogus. Negalima. Taigi nesąmonė. Ne. Jeigu mylite tuos, pasakė Jėzus, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas, juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jis kalbėjo Dievo vaikams, čia Luko 6:32. Jeigu jūs mylit tik tuos, kurie jūs myli, eikit, taigi nusidėjėliai taip daro. Taip, bet jeigu jūs Dievo vaikai, jau priimantis, kad Dievas atleidžia blogiesiams, tai jūs Dievo vaikai, tai jau jūs galit priešus mylėti, o ne tik tais tuos, kurie jūs myli mylėti. Ten tai nusidėliai taip myli, bet jeigu jūs jau nebe nusidėliai, jau Dievo vaikai, jau kitaip. Ir Vurbrantas sako, žmogiškuoju lygmeniu, jeigu taip grinai kaip žmogus, žmogiškuoju lygmeniu su komunizmu reikia kovoti. Taip pat kaip su terorizmu, taip pat kaip su rusų kariuomenė einančia užpuldinėti kitų, taip pat kaip su ten tais Sirijoje bloguoju režimu, kurie skriaudžia dabar ten tuos tą mažumą, kurdus atrodo, ar ne, kaip, ir taip toliau. Su kiekvienu blogu režimu reikia kovoti. Šiame lygmenyje turime kovoti ir su komunistais, ir su to režimo, reiškia, žmonėmis. Ir su komunistais, ir, reiškia, tada jau su tos tautybės užpuolikais, ir su to režimo vykdytojais kažkokiais tada žmogiškame lygmenyje. Taip pat ir su tais, kurie propaguoja visokius žiaurius idealus. Su jais. Su gatvių užpuolikais, prievartautojais, smurtautojais, su visais kovoti. Tačiau krikščionis, sako Vurbrantas, yra ne tik žmonės. Jie yra Dievo vaikai, jo šventumo dalininkai. Vakame. Krikščionis nėra tiesiog žmonės. Nėra. Jeigu tu galvoji, kad tu krikščionis žmogus, tai kad tu ne krikščionis. Krikščionis tai yra jau kur priėmė blogas būdamas atleidimą iš Dievo. Jau patikėjo, kad Dievas taip pasiaukojo dėl jo. Jau jam pradegino žarijos, jo čia viršugalvį jau pradegino. Jau jo širdis persikeitė, jau jis Dievo vaikas yra. Jau jis gali kaip ir jo tėtis taip pat. Taigi krikščionis yra ne tik žmonės, jie yra jau Dievo vaikai. Jo šventumo dalininkai, todėl kankinimai, kuriuos ištvėriau komunistiniuose kalėjimuose, neprivertė manęs nekęsti komunistų. Vurbrantas taip ir paaiškina, kodėl jisai nepradėjo nekęsti savo tų kankintojų komunistų. Jis ne tik žmogus, jis Dievo vaikas. Jie taip pat yra Dievo kūriniai, sako Vurbrantas. Tačiau aš taip pat negaliu būti ir jų draugais. Ne komunistų, ar ten teroristų, ar kažkokių blogą darančių draugų būti, taip draugelis, kompanijoje laiką leisti, taip kaip draugelis, ne kaip atėjęs
į atgailą kviesti, ne kaip atėjęs paskelbti, kad išeikit iš nuodėmės. Jeigu taip atėjai, kaip Jėzus sėdėdavo su paleistuvėm ir nusidėliais ir jis sakė, tai aš atėjau į atgailą šaukti nusidėlių. Aš atėjau į atgailą šaukti nusidėlių, todėl aš sėdžiu su jais. Jeigu tu ateini juos šaukti į atgailą, neapsimetinėti, neprisilyginti prie jų ten ir laiką leisti savo maloniai, apsimesdamas, kad juos į atgailą šauki. Tai čia įsisukinėjimai. Bet čia būt jų draugų draugelių negaliu, sako, negaliu, nes draugystė reiškia sielų vienybę. Tai mes draugaujame su tais Marijos garbintojais. Mes draugai, čia konfesiniai draugai. Tai jie ten tos stabus savo bučiuoja, garbina, o mes jų draugai, nors ir protestantai. Baikit. Draugystė reiškia sielų vienybę. Ir aš nenoriu būti nenoriu vienybės su komunistais, sako Vurmrantas. Taip, jie nekenčia visko, kas susijęs su Dievu, pavyzdžiui, komunistai. O aš myliu Dievą. Tai kaip mes draugai? Ne, mes nedraugai. Aš galiu juos mylėti, tarnauti, daryti gerą, šaukti atgailą, bet tik nebūti jau draugas. Ne draugas. Aš tarnas taip, bet ne draugas. Jei manęs paklaustų, ar jūs už komunistus, ar prieš juos? Kaip dabar tave paklaustų, ar tu už rusus ar už ukrainiečius? Ką? Už katruos? Jei manęs paklaustų, ar jūs už komunistus ar prieš juos? Mano atsakymas, sako Vurmrantas, būtų dviprasmiškas. Komunizmas yra vienas iš didžiausių grėsmių žmonijai. Jis sako, kaip Jėzus tiesiai šviesiai. Nesuka, kad, komunizmas šiaip labai vis tiek geras būtų, jeigu jis nebūtų prieš Dievą, tai jis būtų geras. Ne, sako, komunizmas yra vienas iš didžiausių grėsmių žmonijai. Aš esu visiškai prieš jį ir esu pasiruošęs su juo kovoti iki visiškos pergalės. Bet jis kalba apie komunizmą kaip ideologiją. Bet aš esu dvasioje danguje su Jėzumi. Savo dvasia aš esu danguje su Jėzumi, kur atsakymas į šį klausimą yra ne. Turime omeny, kad į Jozuės paklausimą, ar tu mūsiškis, ar vienas iš priešų, atsakymas buvo ne. Aš atėjau kaip viešpatės pulkų vadas. Taip atsakė, Dievas iš tikrųjų, Jėzus, žmogaus pavidale. Aš atėjau kaip viešpatės pulkų vadas, nusiauk batus čia žemė šventa, kur tu esi. Tai mano atsakymas būtų ne. Nes žmogaus sūnus atėjo gelbėti, kas buvo pražuvę. Mato 18:11. Taip Jėzus apie save pasakė. Jėzus pasako tiesą, kas nuodėmiauja. Pasako tiesą, kas velnio vaikai, kas nuodėmiauja. Bet jis atėjo gelbėti to, kas pražuvę. Jis pats apie save taip pasakė. Ir todėl yra ir viena pusė, ir kita pusė. Nekęsti priešų, nekęsti tų, kurie tave skriaudžia. Jokiu būdu. Nes aš ne šiaip žmogus, aš juk Dievo vaikas. Jau Dievo vaikas, viskas. Viskas, jau man čia nebe kaip, kad žmonės psichologizuoti. Ne. Aš esu Dievo vaikas, jau viskas. Jau kaip Jėzus pasakė, aš jums sakau, aš ir žiūriu, ką Jėzus pasakė. Taip, Jėzau, ačiū tau. Atvėrė į akis, taip, aš Dievo vaikas, aš kaip Dievas mano tėvas. Bet ir kad save vadinti jų draugų irgi ne. Ir jeigu man sakytų, tai tu už tuos ar už tuos, aš sakau, blogis, matau čia blogį. Ir aš jį smerkiu. Prieš blogį reikia kovoti. Bet žmonės, kurie tame blogyje skendžia, aš myliu. Ir noriu, kad jie išsigelbėtų, ir aš jų nešaudysiu, ir aš jų nenaikinsiu, neskriausiu, nežalosiu, nieko jiems blogo nedarysiu, jiems už blogį atsilyginsiu gėriu, bet jiems į akis pasakysiu, kad jie daro blogą, kad jiems būtina atgailauti ir atsiversti. Taip, kaip išeina. Tai ir
Kviečiu apie tai pamastyti. Mąstyti. Čia labai rimti dalykai, nes labai nuo to priklauso, kaip elgsiesi tu, kai čia prasidės karas. Anksčiau ar vėliau kažkada vis tiek bus. Tai turi vykti. Jeigu ne karas, tai kažkoks kitoks sunkus įvykis gyvenime. Jų būtinai būna. Ne tik karai yra blogi sunkus įvykiai. Visokių būna blogų sunkių įvykių. Su visokiais priešais, priešininkais. Ir kaip elgsies tu tų priešų atžvilgių, ką jausi jiems tu. Tai labai priklausys nuo to, ką tu mastai, ką tu suvokiai, kaip pasikeitė tavo širdis ar nepasikeitė, kiek tu iš tikrųjų esi Dievo vaikas ar dar vis velnio vaikas, paprastas žmogus, žmogiškas. Tai labai priklauso ir mąstymas duotas tam, kad mąstytume. Kad mūsų širdis keistusi, kai mąstome apie tai, ką Jėzus sako ir daro. Todėl, taip ir jum linkiu pasilikti tuose mąstymuose, atsiduoti Dievui, kad jis keistų protą, keistų širdį ir kad atitiktumėm Dievo troškimus, Dievo meilės troškimus, kad vykdytume būtent jo valią, savo tėvo valią. Būkit palaiminti. Iki kito penktadienio. Sudie.